Labadiena, čia Kauno dienos studija ir su šypsena pristatau šios laidos viešnią, gerbiamą Vidą Rainienę, atskubėjo pas mus iš Vilkijos, visa uždususi, suplukusi ir nustebusi, kodėl čia ją dabar ištraukė iš ramaus būvio gimtose kraštuose, o tas būvis netoks ramus, nes gerbiama Vida turi begalę vaikų. Jis rūpinasi vaikais begalę laiko ir per tą laiką padarė begalę gerų darbų. Yra gerumo žvaigždės ordininkė, labdaros ir paramos fondo Nemuno krašto vaikai įkūrėja, vaikų dienos centro, laikinųjų vaikų globos namų globėja, vadovė, nežinau. Ir tuo pačiu metų kaunietės, konkursų metų kaunietės, šiais metais šis konkursas vadinasi jau metų kauniečiai, tačiau metų kaunietės irgi liko rinkimai. Tai vat dalyvė, gerbiama Vida, kalbam apie jūsų gyvenimą, iš karto ilgą pristatymą padariau. Labadiena. Labadiena. Ačiū, kad apsilankėt iš tikrųjų ir nežinau, nuo ko pradėti, gal pradėkim, paskui grįšim dar labiau į praeitį. 98 metai lyg tai buvo ta pradžia, kai jūs paėmėte fiziškai vaikučius, nors rūpinotės vaikais visą savo gyvenimą. Tai kaip ten buvo, papasakokit. Pataisysiu, vaikus paėmiau 97. 7. Tai ne man nereikia taisyti, žinau, kurį laikraštį pataisyti, kuris tai prašė. Nes mano vaikučiai gimė 97 rugsėjo 17, o spalio 4 aš juos paėmiau iš ligoninės tais pačiais metais. Tai čia tie jūsų vaikučiai, kur ne jūs pagimdėt, tuos 5 vaikučius. 5 vaikučius. Tai ten mamytė nesirūpino? Ten taip, jinai buvo neblaivi, ten rado, kažkas tai pasakė, kai gimė mano dvynukai. Tai tai Tomo labai ilgiausiai ieškojo, nes jisai buvo užspaustas gale kojų. Paskiau rado ir juos į ligoninę atvežė. Ir tai buvo, kad mes tuo metu vaikų darželis, Daigelis atidarinėjom savaitinę grupę. Aš ten kaip labdaros tikslais, tai tą paprašydavau, tai tą, tai aš ir paremdavau į savo asmeninių lėšų. Ir vedėja tada, Tamošaitienė, tai pristatė direktorį, va taip ir taip, sako, ir vedėja prieina, sako, jūs negalėtumėt, yra vaikai ligoniniai. Taip, sakau, gerai, paimsiu. Tai iš juos Gintarė Deividas savaitgaliais, kada iš darbo grįžtų, pasiprašė pasilikti, tai aš paskambinau, ar gali taip, bet sako, yra dar vaikai. Nu tai gerai. Sandrutė mano buvo apie 1,5 metukų, o broliai mėnesių skaityk. Ir jūs savo 3 vaikus turėjot? Taip. O jūsų vaikai kokiam amžiui tuo metu? Mano Mindaugas buvo gal 8-okas, Raimonda duktė 12-okė, o Nerijus jau buvo žemės ūkio mokykloj mokinosi. Na tai jau paauginti. Paauginti visi, taip. Na ir kaip dar tų vaikų mažiukų mums netidavė, nes jie buvo alkoholio apnuodyti vaikai, tie broliai. Tai girdė motina jos? Taip, jinai pienu savo. Ai, pienu ir pienas jau buvo su alkoholiu. Taip. Nu ir aš taip dar tylėjau, paskui namuose sėdim, pasakoju ir išgirdu duktė, kad dar yra mergaitė. Ir važiavau, pasiėmė ją. Vyras užpykęs, kad kaip 3 yra, o tie 2, vakare nuvažiuoja, parsiveža tos 2. Dabar sako, visi bus. Tai vyras užpyko ne todėl, kad pasiėmėt, o todėl, kad palikom dar 2 vaikus. Kad ne visus pasiėmėt. Taip. Nu tai vyras šaunuolis. Ir viskas, ir sako, bus čia, sakau, ką tu darai, sakau, tai aš nieko neturiu. Tai ką jis padarė, sustumė fotelius, lovytę vieną turėjom ir sako, dabar bus čia. Ant rytojaus, jau rytojus dieną, viską turėjau ryte, ir vežimuką, ir lovytės. Pasiskambino jisai, tiek mano giminės seserys, tiek jo broliai, viskas suvežė. Ir pasiliko. Bet tai 97 metai, ekonomika tikrai neklesti Lietuvoje. Jūs savo vaikus auginusi, žinojot, kiek tai kainuoja. Ir čia 5 svetimi, tuo metu svetimi buvo. Tuo metu taip, bet dabar tai... Dabar tai aš manau, kad jūs jau ir sakot, mano vaikai, mano ir mūsų. Ir po to
mes luvytės gavom, tai miegamasis mūsų, viena luvytė čia, kita čia, o kita gale kojų. Ir 3 luvytės buvo. Ir taip užsiauginami, taip viskas buvo gerai. Gintarė iš karto į savo kambarį, Deividas į savo, kaip Sandra Gintarė kaip išėjo, paaugo, mes atidavėm kitą kambarį. Sandra perėjo Gintarės kambarį. Kiekvienam savo kambarys. Jie atskirėjusi buvo. Turėjo savo kambarys. Laimiai namą turėjo. Taip, teisingai. Buvo kur apgyvendinti. Taip, mes su vyru senai svajojom ir mama mano svajojo. Senai norėjom pasimti, mama sakydavo, vaikai pasistatysit namą tada. Taip ir vyko. Ai, tai mama jau prognozavo? Labai, jo, mama viską čia labai, viską mama. Taip, jūsų mama dar pakalbėsim, man dar su tais vaikais vis tiek jau kiti ir diktesni buvo, jie su mama savo biologinę kažkiek paskui bendravo. Aš bendravau su ją, žinai, ateidavo kiekvieną savaitę ir sakydavo, Jolanta, yra mūsų 3 aukštas, pasilik, tu būk tenais. Ai, kviesdavot mamą, aš ją kviesdavau, taip, aš ją pati kviesdavau. Tai savaitę aš jai duodavau po 50 litų, maisto dėdavau. Jūs jai dar duodate? Taip, aš jai duodau. Pasiėmėte jos vaikus ir dar duodate? Taip, duodau po 50 litų. Kiekvieną savaitę. Stipru. Kažkaip tai, kad neprarasiu, kas buvo, vaikai neidavo pas ją. Patys vaikai neėjo? Ne. Nors nėra brangesnio turto už mamą? Taip, jie neidavo. Deividas iš vis bėgdavo. Jos muždavo, ar šiaip jiems skaudėjo tiesiog? Jie nemuždavo, kiek aš kalbėjau, jie jos nemuždavo, žinokite. Aš jų ir paaugę klausiau, kad mama muštų, žinokit, ne, ten tėvas buvo. Ten viską darė jų tėvas. Ir kaip jinai ateidavo, paskiau po kiek laiko mes šitą įsikalbėjom su ją, jinai sako, Vida, bet jisai mane vis tiek užmuš. Kaip sakau, Jolanta, tu kalbi? Jis ją labai muždavo, žinokit. Ir taip ir buvo, kaip tik per Valentino dieną šeimos bus 25 metai. Užmušė. Buvo teismas, bet aš į teismą nevažiavau. Aš pasitariau su vaikais. Ne. Kas ten buvo, kaip, nežinau. Bet jisai gavo. Įkalinimo įstaigoje buvo. Jis buvo. Ir tą dieną, kada jisai grįžo, Gintarė kaip tik iš mokyklos ėjo, nes nuo 5 klasės mano abidvi mergaitės mokinosi Jėzuitų gimnazijoje. Mes vežiodavom jas. Į Kauną? Į Kauną, taip. Tai čia 30 km, tai yra ką veikti? Taip. Tai ką, šitas požiūris, tai ką, yra labai sveikintinas ir labai gyvenime padedantis. Ir jinai tą dieną grįžo pati autobusu po pamoko ir jinai susitiko, jį pamatė, jisai priėjo, sako, tu Gintarė, jin pasakė ne. Ir jinai iš karto išlipus Vilkioj, taip pas mane darbą, sako, mamytė, aš mačiau tėvą. Pasako, su juo ne. Visiškai nenorėjo bendrauti? Ne, nieko nenorėjo. Supratau, mamą jūsų paminėjome ir čia yra atskira istorija, apie vaikus toliau dar vėl pakalbėsim, šiek tiek pašokinėsime laikę. Jūsų mamytės unikali istorija. Jinai 10-metė iš Leningrado. Leningrade gyveno vaikų namuose su jaunesne sesute ir broliuku prieš blokadą, kaip suprantu. Prieš blokadą jinai gyveno dar namuose ir kada, Jėzau, užkrito kaime tam, jie turėjo savo namą ir kada atėjo vokiečiai ir sunešė juos į daržinę. Į daržinę, tai mamos mama ir mamos seserį. Ir ten tą daržinę padegė, ten daug žmonių buvo. Sudegint norėjo. Taip, ir ją padegė, tą visą daržinę, kas liko gyvi dar kiek, taip, parėjo namo, ar ten parvežė, aš tai nežinau. Ir kitą dieną mama ir sesuo mirė. Tai kai mama pasakojo, prie tokio obels ją palaidojo. Jas abidvi, kai palaidojo, jinai susimė brolius 2 ir seserį ir išėjo. Ėjo per minų lauką ir kolė minų laukė 3 metuko už minų, užlipo ant minos, jisai žuvo. Tai čia brolis žuvo? Brolis. Ir mama su sesė ir su kolė ir
įėjo iki traukinio kažkaip tai ten kažkur tai, kad su traukiniais juos tais krovininiais atvežė, jisai važiavo iki Kėdainius. Į Lietuvą atvažiavo. Į Lietuvą ir jinai pasiliko. Į Kėdainiuose brolis pasimetė. Pasimetė per Raudoną kryžių, mama 65 metais susirado Lenkijoje. Broliuką. Taip, broliuką, taip susitiko jie, vienu žodžiu viską. O ta sesutė jaunesnė? O jaunesnė sesutė, mama augino ją, paskiau, kada jinai paaugo, ištekėjo, jinai išvažiavo atgal į Leningradą gyventi. Tai jūsų mamai, kai čia pasakot, buvo 10 metų. Taip, jinai rūpinosi savim iš Leningrado į Lietuvą traukiniais krovininiais karo metais ir dar su savim. Seserį, taip. Ir labai pateko pas gerus žmonės. Žinau, jie, kai mama pasakojo, karaliai buvo tokie. Pavardė tokia. Tokia pavardė. Jie gyveno Kauno katedra, Suodžių gatvė ar kokia ten. Puodžių gatvė. Puodžių, va. Ir jie ten gyveno, mama pas juos tarnavo. Paskiau jie turėjo kažkaip, tai giminės buvo jų Vilkijo. Jau kai mama paaugo, tada į tarybinį ūkį mamai darbino. Ir mama irgi seserį pasiėmė, ir sesuo ten jos dirbo kartu. Ir kas skaičiau, kad jūsų mama, būdama pensijoje, visą savo pensiją pervesdavo Leningrado vaikų namams. Po to mama, kaip išėjo pensiją, visą savo pensiją iki mirties perdavė Leningrado namams. Taip, visą. Tai jūs remdavot mamą, nes visą pensiją atidavot? Tėtis buvo. Tėtis, jisai dažytojas, pečkurys, jisai pečius statė. Tai uždirbdavo. Pečkurys tai. Jau, jisai pečius krosnį statė, dažė. Bet jau amžinatilsi. Jau dabar taip. Gaila, kaip tik Pečių kaime reiktų tvarkyti. Viską. Ir žinokit, va tą jo verslą, kaip pasakysiu, perėmė anūkai. Ir va vieno tėtis brolis Leonas irgi yra miręs jos vainiuose, tai jo anūkas pečius stato, kažkaip tai man. Tai duosit kontaktą palaidos. Tai man net keista, va jisai va perėmė. Ir grįžtant prie jūsų, tai mamytė nebejotinai skiepijo meilę, nežinau, čia gyvenimui, vaikam, pagarbą kito gyvybei, rūpestį kitų žmogumi. Nes jūs, kaip minėjot, dar prieš pokalbį čia, kad jūs pačią mamą vadindavo dar mokykloje. Taip. Kai mokytės. Taip. Mokinukė, tai tokios pravardės iš dangaus nenukrenta. Taip. Kaip jūs jautėt, kaip jūs matėt, kaip jūs žiūrėjot į dalykus gyvenime, kad tokią pravardę jau mokykloje užsitarnavot? Nu, suprantat, man šeima ir vat, mano mama, kaip sakau, buvo beraštė ir skaityti, rašyti nemokėjo, bet mūsų visas 3 dukras į mokslą išleido. Jau mokslai tai buvo viskas. Ta pati aš skiepiau savo vaikams. Ir dabar šitiems vaikams. Visą laiką vaikai, mokslai yra viskas. Aš labai. Tai ir pati atsakingai žiūrėjot ir kitus prižiūrėjot. Taip. Taip, ir va šitas vat buvo. Nes kaip anksčiau vat, buvo taip, kad moteris pasigimdo, mėnesį laiko jau turi išeiti į darbą, dirbti. Tai vat duodavo mamai vaikus daboti, tenais jau viską saugot. Nu tai ir aš. Su vaikais kartu mėnesį laiko, tik tai buvo toks nutikimas, jaunai didelė mergaitė, apie 60 metų moteris, Žydrus ir Vilma, ten iš to pačio darželio, paguldė mama prie senelės ant sofos lovos, ir tai Vilma man užkrito, nes nuo senelės buvo toks tarpas. Jo, tas tarpas. Kas, Jėzau, verkia, aš traukiu, neištraukiu tos mergaitės. Nu, tada biopilos gavau, kad neatsakingai aš ją taip nesirūpinot, neprižiūrėjot. Ir vat nuo to karto vaikai buvo viskas. Na ir tie laikai jūs jau pasiemat 5 vaikus, bet tai čia istorijos ne pabaiga, čia tik tai pradžia gaunasi jūsų rūpinimusi vaikais. Taip. Kaip toliau viskas vystėsi? O taip toliau buvo taip, kad aš juos auginau ir vieną gražią dieną vaiko teisių vedėja Janina Dabašinskienė paskambina man į Seredžiaus ambulatoriją, aš tada jau išėjau iš Kauno klinikų, atidirbau ten 19 metų. Ir išėjau Vilkę, nes pasistatėm namą ir išėjau.
Dar aš dirbau tenais, bet pasiprašė pusseserį, kad ateičiau Seredžiui dirbti, nes jiems trūko laborantės, o aš baigus felčerį laborantę. Nu tai gerai, ir paskambina vedėja, sako, Vida, pirmiausia, sukramtyk, neatsakyk nieko, sako, Sedarų vaikų ligoninė, ar tu norėtum, mes tau siūlom atidaryti vaikų namus. O vedėja, sakau, nu net nežinau, tu dabar neatsakyk, atsakysi vėliau. Nu tai grįžau, kažkaip tai su visais pasitariau, vaikai tai duktė, wow, greičiau, geriau, o sūnus jam labai gerai Mindaugui. Jis net man liepdavo, kaip tu pasakyk, kad aš sergu, aš neįsiu mokyklą, jisai Sandrą dabos. Jisai vaikus dabos. Jis nenori, jam vaikai buvo viskas Mindaugai. Ir su Sandra, vat, su dukra, tai labai didelį ryšiai ir viską, nu su visais vaikais, sakau. Nu ir viskas, ir pasakiau, taip. Tai atnešė raktus, padavė. Aišku, remonto ten reikėjo daug. Ir per naktį sako, žinok, rytoj turi būti atidarimas. Tai nieko savo čia tempai. Taip, nu tai ten praėjo gal keli mėnesiai, bet pasako, mes ten dažėmis, tvarkėmis, sako, turi būti atidarimas. Aš maniau, nu šiaip atvažiuos valdžia, apsižiūrės ir viskas. Tai mes per naktį, amžinatilsis, kaip aš jį vadinu, dėdė Vytas Mikuckas, Janina Mikuckienė, Elenutė iš Kadagyno. Tai žinokit, mano vaikai šeima, mes visą tą ligoninę išdažėm, sutvarkėm. Ant rytojaus buvo atidarimas. Tai čia tie laikinieji globos namai, oficialiai kaip vadinami, ar ne? Taip, ir mes atidarėm. O vaikų dienos centras? O vaikų dienos centras atsidarė, jisai turbūt nuo rugsėjo mėnesio, tais pačiais metais viskas. Tai čia kurie metai buvo? Čia, žinokit, patys pirmi mes į tą traukinį, tik atidarinėdavo, buvo paskelbta atidaryti vaikų dienos centrus. Tai vat mes pirmi buvom, kur Kauno rajone ir Lietuvoje tik kelyje buvo, atidarėm vaikų dienos centrą. Aišku, reikėjo projektus rašyti ir man ten labai padėjo Vilija, irgi amžinatilsį iš ministerijos Vilija Montrimienė ir mes su ją tapom kaip seseris. Labai, bet liga nieko nepadarysi. Ir labai mokino, kaip rašyti, kaip ką daryti. Nu, taip, nes ne tik jums nauja, taip, visi, o tas popierizmas... Taip, buvo labai sunkus tie projektų rašymai. Ir po to, žinokit, pradėjom rašyti stogų pakeitimui, buvo išėję iš ministerijos, fasadui, baldams. Ir tai pradėjau rašyti, o galų gale paskiau uždaro Vilkios vaikų darželį ir meras mūsų Valerijus Makūnas sako, nes jau mes jau ten nebetilpome, viskas buvo. Ir sako, Vida, mes jums duosim tą vaikų darželį. Tai aišku, kol pirkimai praėjo, kol ten sutvarkyt praėjo, gal 2 metai. Ir irgi rašiau projektai, gavau 2 milijonai, turbūt litais buvo, bet juos įsisavė, žinokit, yra avau, sunku. Aš paprašiau jų pagalbos ir rajonas viską padarė. Na ir ten nuostabiai. Prezidentūra. Prezidentūra vadinat ir labai gražiai vietoje. Taip, ant kalno. Meras tikrai ištesėjo žodį, tikrai padarė viską, ką galėjo. Iš vis, va, ta mero komanda, tai aš labai patenkinta. Todėl merą taip ir myli Kauno rajone. Mes labai, žinokit, aš sakau, aš negeriu, bet sakau, tai, kas mane liečia, tai darbai kalba. Taip. Tik aš visiems sakau, nu Maskva iš karto nepasistatė, reikia laiko, reikia visko. Nu, bet tai jūs irgi pradėjot nuo sustumtų fotelių. Taip, nuo sustumtų fotelių. O dabar prezidentūra. Taip. Ir va, prašau, o tai tuose laikinuose globos namuose vaikai ten iš to regiono, iš kur jie ten? Iš Kauno rajono. Iš Kauno rajono. Kiek ten vaikučių? Dabar prezidentūrai mes dabar, kaip išėjo nauji įstatymai, turi būti šeiminiai namai. Iš šeiminiuose namuose turi būti po 8, nedaugiau 8 vaikai. Tai mes turim bažnyčių 23A ir reikėjo pakeisti paskirtį, nes ten buvo ligoninė.
tada niekas nieko nereikėjo, kai pradėjom tvarkytis dokumentus, taip užtruko 2 metai. Vėl biurokratiniai visi tokie. Ratai, kol prasisuka. 2 metai, žinokit, bet spėjom į tą traukinį. Ir kitas, tai vaikų yra daugiau, nusipirkom Raudondvarį. Rajonas labai darė viešuosius pirkimus, ieškojo. 32 beveik, kiek aš neklystu, įvyko ir niekur neradom. Ir paskui kažkaip tai man netikėtai šitas namas Raudondvarį. Aišku, ten su departamento mes kalbėjom, ar tikrai mes galim pirkti. Vėl geri žmonės padėjo jie, žinokit, visi sako, vienas kambarys 11,77. Vaikui yra skirta 6 kvadratai. Ar tikrai galima? Paklaida turi būti, yra, viskas tinka. Ir sakau, visur, kiek aš jau per tiek metų ir tikrai geri žmonės, taip patarė, pasako. Tai už tai, kad vaikam, kad geram tikslui. Taip, ir dabar ten buvo 6 vaikams galėjom, ir ten buvo labai didelis garažas. Kaip atėjo apžiūrėti, ten turi komisiją, praeiti vieno žodžio, sakau, o iš garažo aš galiu čia kambarį padaryti. Jie taip pasižiūrėjo mane, daryk, ir pasidarėm, atvažiavo, kaip čia sako, gerai, gražu. Tai taip sienos yra. Yra sienos, tik tai iš tų garažų durų pasidarėm langą, viskas. Persiskirim, kalidoriukas toks ir viskas. Tai dabar ir Raudondvarėje 8 vaikai. 8 vaikai. Ir Vilkijoje 8, o Palydimoje 6 vaikai. Kur dar? Yra vaikui sueina 18 metų ir jeigu jisai baigia gimnaziją, vidurinę, jis gali pasilikti, mokinasi iki 24 metų. Jie neturi kur eiti. Taip, nes po vaikų namų, taip nesakoma dabar jau vaikų namai. Taip, šeiminiai dabar. Šeiminiai, aš pagal seną dar. Bet tai būdavo, aš atsimenu, kad didelė problema tiem vaikučiam, nes juos paleidžia. Mes nepaleidom nei vieno vaiko. Mes jiems visiems, kiek buvo vaikų, mes nupirkom butus jiems. O tai iš ko jūs jums tos butus? Dabar visi klausė iš ko. Daug vyras nežino, kiek aš savo lėšų įdėjau. Vaikas išeinant iš, vadikim, šeiminių namų. Jau išaiškinom, kad tai vaikų namai. Jisai gauna išeitinę pašalpą, įsikūrimų pašalpą. Taip, tą žinau. Visi vaikai mane klausė, kurie klausė, vaikai neleiskit pinigų, vaikai neleiskite. Praeina 2-3 metai, aš jiems ieškau butus. Ir kiek buvo? Nupirkom butus Vilkijoje. Tie butai nėra, kad ten vienu kambariu butai. Virtuvė, kambarys. Bet tai gyvenimo pradžioje, tai stogas jau. Bet jie po šią dieną gyvena. Savas, Taip. Tik tai nėra, kad jie patys pasikuria. Bet vaikai, sakau, čia yra pigiau, nes jūs nusipirkot malko ir visi vaikai. Taip aš nupirkau vaikam butus. Taip reikėjo anksčiau buvo litais ar 6 000, ar 3 000 litais buvo. Taip kiekvienam dadėjau. Tai čia ta pašalpa turite omenyje būdavo? Taip, įsikūrimo pašalpa. Įsikūrimo pašalpa. Taip. Dar dadėdavo kažkiek? Taip, visą laiką. Dokumentus sutvarkydavo, notarams sumokėdavo, viską. Vaikai po šią dieną gyvena. O būna, kad kai jie kreipiasi jūs kažkokio patarimo? Ir dabar kreipiasi visą laiką. Tai jeigu Vilkijoje gyvena, tai vis tiek nedidelis susitinka, bendraujam. Jo, bendraujam. Kiti Kaune gyvena, yra vaikų, kurie tėvai mirė, reikėdavo palikimus sutvarkyti. Labai turėjau didelį tokį incidentą, gal, sakykime, ateina mergaitė gyventi ir po kiek laiko ateina, kai mes jį vadinom veikėjas, sako, jos mama man skolinga 18 000 litais, čia kalbu. Jėzau, sakau, Sandra, kaip čia, ne mamos, parašas lyg sako mamos. Atseit pardavė mama žemės ir dabar arba tu mums žemės atiduodi, arba tu ką, Jėzau, tu Marija, negana to, kaip mama miršta, nueinam pas notarą, susitvarkyti namą visą. Mes paduodam, brolis yra jos viską, bet kadangi brolis turėjo antstoliams labai daug skolų, tai tas brolis atsisako viską sesers naudai. Gerai. Ateinam po 3 mėnesių, sako, dar anūkė yra. Jėzau, Sandra, kaip čia? Sako, aš pirmas įgirdžiu. Ir su ją per teismus. Ir aukščiausias priteisė viską Sandrai, mano mergaitai.
Tai jums dar ir į teismus veltis. Taip, čia atvažiavus rovės, kaip aš čia nepadalinu, kodėl aš čia duodu, kodėl čia taip, anaip, aš savo pasiimsiu. Mano vaikų, kai mirė brolis, tai irgi liko namas. Tai kaip mano vaikai, tai ten toks giminė mėnesį laiko man dokumentų netidavė, po to pats atvežė. Tai aš, žinokit, nuvažiuom pas notarę, jau čia viską susitvarkom, viską. Ir tą dieną aš norėjau viską parašyti ant Gintarės vardo. Ir man naktį prisisapnuoja mama, nedaryk, 5 vaikai, daryk visiems 5. Teisingai prisisapnuoja. Sako, mama, daryk 5 vaikams, o Gintarė tada buvo 14 metų. Po 6 metų tas brolį, jį ten užmušė, sakė, kad užmušė, atvežė, išmetė jį ant kelio, ir viskas. Ir žinokit, taip, ir tas namas išbuvo 20 metų, jie turbūt, maksimum prieš 3 metus įpardavė. Tai kad aš atsimiau tą namą, aš pardavė, mes su vaikais juokėmės, žinokit. Vaikai atėjo 5 vaikams ir parašiau tą namą. Ar smerkdavot mintyse tėvus, kurie savo vaikų? Aš niekada nesmerkiau, niekada. Ir vaikams neleidžiu šnekėti. Griežtai neleidžiu. Niekaip neleidžiu ir va dabar šnekėjom, ir vakar šnekėjom apie tai pastoviai. Man tėvų nesmerksite. Ir jums sakau, vaikai, jie davė gyvybę. Susiklosti, tai kaip susiklosti. Nieko nepadarysi, bet smerkti tėvų ne. Neleidžiu. Turtinga esat, labai turtinga. Aš super turtinga. Aš labai turtinga. Labai. Reikia įeiti aš nemoku girtis, aš nemoku, bet aš visą laiką savį, aš džiaugiuosi, žinokit, už kiekvieną vaiką išėjau, už kiekvieną vaiką ir pergyvenu, už kiekvieną vaiką ir džiaugiuosi. Vakar irgi važiavom su vaikais, vieną mokesčius tą reikėjo vežti, kitą globos išmoką susitvarkyti mergaitai, nes jau baigė vidurinę, gimnaziją baigė, jinai Kaune mokinasi ir kur vaikas mokinasi, reikia ten susitvarkyti. Nuvežim, važiuojam, juokiamės, einam ir Monika sako, bet jūs ir kiaurą einat. Jums jau visi keliai žinomi. Aš jau žinau, o tai vaikai sakau, tai jūs sakau, nežinau. Tai taip, tai reikia padėti. Dėl to tai ne. Tai jums klausimų, dėl ko žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, tikriausiai nekyla. Jūs labai gerai žinot, ką jūs veikia šioje žemėje. Taip, ir sako, tai gal jūs išvažiuokite, tai ko čia, aš šeštadienius į sekmadienius, aš būnu darbe. Aš iš darbo išeinu 8 vakaro, 8:30. Aš pasikraunu energijos, aš pasikraunu visko, man yra gera, yra malonu. Bet negalvokit niekas, kad aš niekur neišvažiuoju. Aš kiekvieną savaitę su vyru į baseinus išvažiuoju. Mano visi muzikiniai teatrai aplankyti, dramos teatrai, visi koncertai, viskas. Mane vaikai išleidžia. Aš nesu taip, kad aš sėdėčiau. Daug padaro tas, kas daug daro. Ir aš spėju visur, žinau. Taip. Fantastika. Padarau valgę, tai vaikai, tai išleidžia, jie mane sakau. Vaikas jau sako, į baseinus tai važiuosit jau. Ir mes kiekvieną savaitę važiuojam. Į Žalgirių tuos kaip atidarė, tai mums labai gerai. Aš visur sakau, aš nesu, kad taip aš sėdėčiau. Aišku, dabar jau... Ar prie dokumentų? Prie pudo tema juokas. Ten daryti ar ką, tai... Dabar jau suplanavę, kurią dieną į Nidą važiuoti. Į Nidą? Aš vienai dienai, taip. Man Nida, man vanduo, man viskas. Ir mes su vyru vieną kartą metuose mes nuvažiuom. Bet vieną dieną man užtenka. Tai ačiū Jums labai už tą gerumą, kuriuo pasidalinote su mūsų žiūrovais. Iš tikrųjų, tokie žmonės kaip Jūs įkvėpia labai daug šilumos ir tikėjimo šiuo pasauliu. Ačiū Jums už tai, ką Jūs darote. Dėkui žiūrėjusiems. Čia buvo Kauno dienos studija ir pasimatysime kitą kartą.